Nežinau. Kada įmesi liūtą arba univerą? Kai va turėsiu tokius tada. Labas. Dėkui. Robai, ačiū. Nu, man dukra Tinku. Kem 6, rimtai? A tu juokauji? Pala. Nežinau, ką net pasakyti. O kaip tu TikTok'u moki naudotis? Man tai labai įdomu, šiandien jeigu aš įsivaizduoju kem 6 metų, kad aš jau jaučiaus, kad aš tai TikTok'ą neįeičiau. Nepyk, bet taip atrodo. Tipo, kaip TikTok'ą dar pasijungia, moka? Ne, neturiu nei tėvo, nieko. Pilna čia. Nereik stebėtis paskui, kodėl. Mačius, manau, daro live. Kur daro live, tai kitaip. Jie patys daro live, bet man keista, kurie komentuoja, žinai, kaip žiūrovai, ne kurie patys daro. Ką daro, tai čia nieko blogo, čia gerai, ką daro, visokią aš gali daryti. Bet, tipo, kad komentaruose žiūri mane tokie, va, vyresni žiūri. Ne mano amžiaus, ne jauni, bet va tokie. Viskas normaliai iš ateities. Tai pamokė tave gal naudotis. Ne, neturiu nieko. O Tomai, tu negalvok, kad aš su tavim norėčiau būt. Tu negalvok. Ar tikčiau ar netikčiau, man neįdomu, ar tu užimtas ar neužimtas, aš vis tiek su tavim nebūčiau. Jo, blondinė. Tai taip, laikas eina nesustabdomai. Man irgi atrodė, neseniai kiek ten 18 buvo, ne? Jau 2-3, jau senstu. Tuo nepamatysi 2-5, tai 30 ir tai praeis tas gyvenimas. Ta jaunystė prabėgs, tai va. Muički duosi, jeigu mesi kokį banginuką, gal ir gausi. Priklauso, ką įmesi. Duosiu robučkį. Neatseniai bežiūrės, tada iš vis niekas nežiūrės, aišku, kai bus kokių tracokas 40, tai žinai, taip ir gyvensi, taip ir liksi viena. Man kažkaip nerūpi, ar žiūrės ar nežiūrės, aš nenoriu, kad jie mane žiūrėtų, man nereikia, kad jie mane kažkas žiūrėtų. Man geriausia, kad aš pati savo, faina ir pati save žiūrėsiu. Kad ir viena, tipo, man gerai, man patinka tos gyvenimas, aš nesiskundžiu, aš neprašau meilės dėmesio. Va, ką galit, nebent tai mes liūtą, va, bus nauda. Ir suteiksit laimės. Ir bus jūsų pilnas žiūrėjimas. Liūtą. Arba univerą. Dėkui.
Nu. Tai mesk. Aišku. Tik mesk. Tai čia nėra ką galvot, čia imi ir darai, čia nereikia galvot. Čia opa ir yra. Opa ir yra, nu ne taip, netiesą pasakiau, opa ir yra, nu ką čia galvoti, paėmė ir įmetėjai. Nu, meskit. Tikrai nesupyksiu, dar jeigu tu įmestum tam į džinsą, tai levelį pasikeltum, žinok. Čia įmetęs liūto, nežinau, kelintas čia būtų pas tai iš karto. Didelis. Jo, liūdim, nes liūto nėra. Tai kaip čia neliūdėsi? Nu, geras klausimas, ko liūdim? O jeigu džiaugčiaus, būčiau laiminga, tai būtų klausimas, kodėl tokia laiminga, ko čia džiaugies? Graži apranga, ne? Nu va, jau šiandien antrą kartą pagirė mano aprangą. Bet būtų gražesnis, jeigu tą džinsinį turėčiau. tą tokį mėlyną, kur toks trumpesnis, bet toks, šviesiai mėlynas, tai tikrai daug tačiau. Skonio reikalas, vieniem graži apranga, kitiem negraži, nežinau. Man patinka džinsiniai švarkeliai, aš labai mėgstu džinsinius, tik man šito dėl spalvos nelabai patinka, negražu. Jeigu būtų mėlynas, dėrėtų va prie džinsų, tada tiktų. Būtų gražiau, aišku, bet nieks negali man padovanoti to švarkelio. Porą kartų. Porą kartų, tai bet jau praėjo nemažai laiko.